Reikia nustatyti funkcijos periodą. Periodas tai yra tas mažiausias atstumas, mažiausias teigiamas periodas yra mažiausias atstumas, kai funkcijos reikšmės pradeda kartotis. Aiškiai matosi, kad čia kartojas šitas gabaliukas. Arba aš galiu paimti kažkokį kitą gabaliuką. Labai gerai matosi pas mus štai šitas taškas ir kad pasikartojas bus šitas taškas. Atstumas tarp šitų taškų yra lygus 3. Taigi mažiausias mūsų periodas šios funkcijos yra 3. Lygus 3. Kai kam gali papulti funkcijos truputėlį kitokios, kurios lyg tai kartojasi, bet taip vis žemėja. Tokios funkcijos nėra periodinės, nes jų reikšmės nesutampa kas kiek laiko. Štai vienam taške, tarkim, reikšmė bus kokie 8, kitam gal 6, kitam 4. Funkcijos reikšmės kaip ir mažėja visą laiką atitinkamuose taškuose. Tokia funkcija neperiodinė. Na, o mūsų periodinė ir periodas mažiausias teigiamas yra 3.